Labadiena visi, kurie domitės politiką, kurie domitės politinę situaciją žiūrint iš Klaipėdos. Šiandien Dienraštis Vakarų Ekspresas ir portalas VLT tęsia savo Klaipėdos politinį ringą. Šiandien mes turime dar vieną iš 6 politinių kovų ir šiandien pas mus svečiuose Andrėjus Bičkovas, yra Regionų partija, taip pat Algimantas Kirkutis, Taikos koalicija. Tai tradiciškai pirmas mano toks klausimas, tai mūsų kovai ir apšilimui politiniai, tai jūsų koalicijos arba partijos atstovaujamos, sakykime, kaip jūs galvojat, ar jeigu neliktų jų politiniai padangiai Lietuvos, ar nuo to kažkas pasikeistų, ką prarastų arba neprarastų Lietuvos valstybė? Algimantai, gal nuo jūsų pradėsim. Man lengviausia atsakyti, nes mano taikos koalicija kalba apie taiką. Tai jeigu neliks taikos, kas čia bus su Lietuva? Taika pats svarbiausias dalykas, ko gero šio laiku kiekvienam Lietuvos piliečiai. Jeigu bus karas, tai Lietuva neišgyvens. Taip, kad taika yra pats pagrindinis dalykas ir pats svarbiausias dalykas. Jeigu nebus taikos, nebus Lietuvos. Aišku, tai rimtas pareiškimas. Manau, tas pats irgi užšifruota viskas. Regionų partijos pats uždavinys yra tikslas. Tai atskirties mažinimas, kuris yra šiai dienai gan apčiuopiamas. Visi matom iš statistikos, kad regionai yra atsilieka ženkliai darbo užmokesčių, socialinių gyvenimo, ekonomiškai, politiškai, visomis kryptimis. Tai būtent manom, kad nebūtų ta šalis suskaldyta tokia, kad užtikrinti gerovę visiems šalies piliečiams vienodai, mes manom, kad mūsų partija tam pajėgi. O jūsų partijos požiūriu Klaipėda yra regionas ar kažkoks didmiestis centras Lietuvos? Žiūrint kaip lyginti, jeigu ten statistiškai gal ir ne, bet esmė tame, kad ta Klaipėda neapsiriboja vien Klaipėda. Aš pats gyvenu Klaipėdos priemiesty, toj žiediniai, toj visoj savivaldybei, tai mes tai jaučiamės, bent jau aš pats tai žiauriai nuskriaustas iš visų žybių, nes kaip pavyzdys, Sendvario seniūnijoje gyvenu, 20 000 gyventojų pasiekę, neturim nei vienos mokyklos. Vieną turim iki mokyklinio ugdymo ant 20 000 gyventojų, tai čia kalba daugiau negu iškalbingai. Gerai, aš manau, kad prie programinių nuostatų grįšim dar. Taip, Paantrinti, reiškia, mano oponentui. Turiu pasakyti, kad ta regionų situacija yra labai tokia Lietuvoje dviprasmiška. Dabar Lietuvoje pagal NUT sistemą yra tik 2 regionai. Vilnius ir visa Lietuva. Taip. Taip. O iš tikrųjų Žemaičių regionas ir vakarų Lietuvos regionas yra ko gero pats stipriausias ir pats tobuliausias. Žemaičių turi kalbą, turi istoriją, turi teritoriją savo. Klaipėda irgi kartu su Kuršiais. Čia toks būtų idealus regionas, vakarų Lietuvos regionas, kuris galėtų gyventi ir turėti, savą politiką. Atsiskirtų Nereikia atsiskirti. Žemaičiai, kiek kartų jie buvo, reiškia, atskiriami nuo Lietuvos, buvo net atiduodami, padovanojami, visada sugrįždavo. Tai, žodžiu, atstovauja Žemaičių partijai, bet neturi tokio tikslo atsiskirti. Mes lietuviai ir ne. Tai viena tauta, kur čia skirtis, viena valstybė. Tai žiūrėkit, kitą temą siūlyčiau, apie ką jau kalbėjom, tai yra taika ir aišku ta situacija, karas Ukrainoje, kaip jūs žiūrite į tai, kaip Lietuva dabartiniai situacijai, reiškia, formuojama gynybos fondai. Ar mes pakankamai tam situacijai ruošiamės ir kaip vertinate valstybės politiką, kokie jūsų partijos programos nuostatos, kokios yra, ką reikėtų daryti gynybos srityje? Man atrodo, Salomėja Nėris dar yra pasakius, kad Lietuva gėlelė ant kelio. Mes esam kelias tarp rytų ir vakarų. Tai jau kiek kartų per Lietuvą, reiškia, trypia iš vakarų į rytus ir iš rytų į Lietuvą. Čia iš esmės nieko naujo ir Lietuva niekada nesprendė tokių problemų. Ir dabar, reiškia, Lietuva negali, kaip sakyti, varlė negali pūstis prieš jautį. Iš tikrųjų, Lietuva nelems nieko ypatingo šitam, jeigu bus 3 pasaulinis karas. Lietuva gali tik tai žūti, jeigu bus tame kare. Aš galvoju, kad pats svarbiausias dalykas būtent suras galimybės dabar, kad neįsivelti.
neįsivelti į šitą konfliktą, kur mušasi du titanai mušasi ir jeigu įlysti tarp dviejų titanų, tai jie tave tikrai sutrins. Tai aš galvoju, kad reikia ieškoti sąmoningumo dėka, diplomatijos dėka, reiškia pozicijos, kurie galim būtų išvengti. Nes manote, kad tai yra įmanoma, kad mes čia būtumėm nuošaly, nes viskas taip arti vyksta? Viskas yra įmanoma. Žmonės jau į Marsą ruošiasi nuskristi ir ten būti. Ir tarpusėje susitarti visada reikia. Reikia tik kalbėtis. Reikia tik tai nenukirsti visus ryšius, bet tarpusavėje kalbėtis. Kaip vyras ir žmona. Jeigu jie susipyksta, bet jie išlieka kontaktas. Su kuo jūs siūlote kalbėtis? Su visais, ir su rytais, ir su vakarais, ir su vienais, ir su kitais. Ir Lietuvos jėga tame ir yra. Lietuvos jėga yra tikroji diplomatija. Neparsidavusiai diplomatijai, bet kad diplomatija atstovautų šitų žmonių, kurie gyvena čia, jų interesus, o ne kažko tai, kas yra už vandenino ar už Jūs manote, kad mes dabar kažkam esam parsidavę? Be jokios abejonės. Tai kitaip negali būti. Maža šalis, jinai vienaip, ar vieno ar kitai turi būti priklausyti pusėje. Bet tai, ar jūs dabar už vieną kažkokią pusę, ar nepalaikyti? Aš už žemaičius. Supratau. Regionų partijos kokia yra pozicija? Ne, ta pozicija yra, tikrai nereikia pasiduoti tom visom provokacijom, patiems nekiršinti, laikyti savo partnerių pozicijos ir nebūti kažkokiais įsišokėliais, aš manau. O apie finansus, reiškia, daug kalbama. Dėl finansų, tai aš manau, kad tikrai turėtų būti peržiūrėta. Dabartiniai pavyzdžiai, aš ir pirmuose debatuose minėjau, kai skiriama neaiški pinigų suma ir išleidžiama 900 000 lankstinukų, kurių ir ten sakiau, nei vienas čia esančių turbūt nematėm. Pinigai jau išleisti, jie pagaminti. Toliau nupirkami tie drakono dantis vadinami, pastatomi 50-100 metrų atkarpoje. Tai irgi kainavo pinigus. Ne į tokius dalykus reikia investuoti. Čia nebe tie laikai yra... O į ką reikia investuoti? Į modernę karinę įrangą, kuri atlieptų visus tos poreikius ir kuri būtų nebedantė, kaip šitie... Na, bet mes jau yra ketinimo protokolai ir tankų. Tai jie yra ketinimo, bet pinigai yra skiriami pakankamai dideli ir finansavimas išaugęs jau beveik dvigubai, be tų realių tokių vien perspektyvų. Ir jeigu pamenat, netgi krašto apsaugos ministras sako, 27 metais ten kažką jie įgyvendins. Ar mes turim tos 3 metus, 2,5 metų? Reikia šiandien, čia, dabar ir protingai ir aš manau... O tai ką reikėtų daryti čia ir dabar? Aš manau, kad turėtų kompetitingi tie, sakykime, tikrai ne politikai spręsti, kas reikalinga šiandien dienos gynybai. Tikrai ne politikai, tai turėtų vykti normalios konsultacijos su kariniam struktūrom, kurie tikrai galėtų iškomunikuoti, kas reikalingo, ne politikai savo sprendimais. Gerai, gal pakalbėkime apie žmonės, nes daug kalbama, kad, sakykime, yra problema tame, kad jaunuoliai, reiškia, kurie galbūt yra kviečiami į tą pačią karinę tarnybą, jie šiandien labai mažas procentas, berods 15% tik tai atitinka tos reikalavimus, tai sveikatos, fizinio pasirengimo. Na ir šiaip mes, kadangi ir Algimantai sveikatos rytyje daug dirbate, tai apie tą mūsų sveikatos sistemą ir kaip tai yra būtent susijęs su jaunai žmonėm, ar čia mes iš tikrųjų turim tokią problemą didelę sveikatos rytyje ir kokį kelią matot, kaip tai spręsti reikėtų? Iš tikrųjų, tai ačiū šitą klausimą, nes sveikata kūne tai yra tas pats, kas taika sociume. Reiškia, tarp žmonių taika, tai, o jeigu yra sveikata, tai yra kūnas. Kūnas yra iš vidinių ląstelių ir išorinių paviršių. Ir kada yra taika arba susikalbėjimas tarp vidaus ir išorės, tai yra sveikata. Jeigu išorė žmogų puola virusai, mikrobai ir visa kita, tada prasideda karas, atsiranda liga. Ir iš tikrųjų, mūsų ta sveikatos apsaugos sistema, jinai pasiruošus kariauti. Jinai nori karo, sveikatos apsaugos sistema. Kuo daugiau ligonių, tuo daugiau pinigų.
tuo daugiau geresni atlyginimai gydytojams, tuo daugiau ligonių ir visa kita. O kuo daugiau sveikų žmonių, tuo mažiau reikia sveikatos apsaugos, tuo mažiau reikia kareivių. Tai vat, sveikata yra labai geras balansas. Kaip išlaikyti, geras pavyzdys, kaip išlaikyti balansą. Kuo žmogus daugiau kaip sakyti, subalansuotas, tuo jisai sveikesnis. Tas pats yra ir sociume. Iš esmės yra tokia bionika mokslas, kada jinai aiškina visus socialinius reiškinius ir technologinius reiškinius per biologinius procesus. Jūs manot, kad čia visą tą, ką aiškinat, jums Seime, tai Seimo nariai turėtų to užsiimti ir spręsti per tai. Kada mane Baltijos apygardoje žmonės rinko 16 metais, aš jiems sakiau, aš jums nemeluosiu, kad jeigu mane išrinksit ir aš kovosiu už sveikatą. Užkovosiu už sveikatą. O kaip atrodo ta kova, reiškia, būnant Seimo rūmuose, kova už sveikatą, kaip jin atrodo? Kova yra tokia, reikia žmonėms paaiškinti, kas yra sveikata ir kas yra liga. Dabar žmonės nesupranta, jie galvoja, kad sveikatos apsauga tai yra gydymas. Bet jūs galite aiškinti žmonėm, nebūtinai einant į Seimo tribūną, galite tai daryti kitais būdais. Aš visi aiškinu jau kiek, aš jau medikas, sekančiais metais bus 50 metų, kaip aš gavau pirmąjį įrašą darbo knygelį, kad esu medikas, nes dirbau Sesele dar, besimokindamas universitete. Jau bus pusę 100 metų. Ir visą laiką suprantu, kas tai yra, turiu šitą visą reikšmę. Ir aš suprantu, kad yra žymiai svarbiau žmonės išmokinti suvokti, kad žymiai svarbiau sveikatą tausoti ir stiprinti, negu lygas gydyti. Nes lygas gydai visą laiką kaip medžiotojai, šauna į tą vietą, kur zuikis jau buvo. Jūs dabar kalbat kaip tai prieš medikus, prieš tą darbą, kurį jūs dirbo 50 metų, kad jisai kaip ir nelabai reikalingas, kad reikia kitaip kažkaip gyventi. 50 metų aš dirbu kaip gydytojas, 30 metų jau dirbu kaip sveikatintojas. O čia atėjau šiandien mane pasitiko, sako, sveikolis atėjo. Iš tikrųjų, ir Seime, kai buvau, mes buvom įkūrę pirmą kartą Lietuvos istoriją sveikatos tausojimo ir stiprinimo pakomitetį. Šalia sveikatos reikalų komiteto pirmą kartą Lietuvos istorijoje buvo sukurta... O tai to pakomitečio, koks buvo darbo rezultatas? Kažkaip priėmėt kažkokį 2 metus mes labai neblogai dirbom, pradėjom rengti įstatymus. Ką priėmėt, ką padarėt? Paruošėm ir vėliau priėmėm papildomosios alternatyviosios sveikatos priežiūros įstatymą. Papildomoji alternatyvioji sveikatos priežiūra, tai vadinama natūralioji medicina, arba anksčiau, kaip vadindavo netradicinė. Ir jisai kur dabar? Ir dabar jisai priimtas. 19 metais priimtas ir jis įteisino šitą specialybę. Ir Klaipėdos universitete rengiami tokie specialistai. Aš pats parengiau programą šitą 13 metais papildomosios. Tai žodžiu, jūsų pagrindinis reiškia toksai, kad, kaip suprantu, šiek tiek nuo tradicinės medicinos nukrypti, reiškia ir... Nenukrypti. Aš galvoju, kad ta tradicinė medicina tai ir yra šitas sveikatos tausojimas ir stiprinti. Tik mes netaip žiūrime tai. Taip, žiūrėkit, kiniečių imperatorius, jeigu jisai susirgdavo, tai gydytoja bausdavo. Gydytojas turi taip elgtis, taip daryti, kad jis jokių būdų nesusirgtų. Žiūrėt, ką jis valgo tas imperatorius. Žiūrėt, koks jo šlapimas, kaip ten jam skiriasi visą kitą, bet jokių būdų. Jūs galvojat, kad galima tai pasiekti, kad žmogus visiškai gyvenime nesirgtų? Būtina tą padaryti. Ir dabar keičiasi aplamai sveikatos apsaugos paradigma, keičiasi, viskas keičiasi. Ačiū, Algimantai, duosim, matau, kad mūsų oponentas taip pat turi ką pasakyti šitoje. Ne, aš nesu medikas, iš medicininės pusės nelabai pasakyti turiu, bet esmė tame, kad čia, manau, netgi susiję netgi ir pats ugdymas vaikų. Šiandien dienai jis nėra pakankamas ir netgi mes ir vėliau kalbėsim apie, galbūt apie prieinamumą visą tą, irgi tuose regionuose, privačiuose mokyklose net nėra sporto salių, apie kokias mes vaikų fizinę galim lavinimą kalbėti, dar kažką tai. Nėra po pamokinės veiklos jokios, nieko nebėra.
Ir aš manau, tai viskas susiję ir todėl būtent tiek... Nėra todėl, kad salių nėra? Ne, todėl, kad nėra tai nei reglamentuota, kiek aš suprantu, arba tai reglamentuota tik tai formaliai. Ir nėra užtikrinama to. Ir visa ta visuma, visų tų veiksmų tai ir susideda į tai, kad, kaip jūs sakot, 15% vaikų yra tinkamų. Tas pats aš dirbęs teisėsaugo eilę metų, dabar irgi eina gal norinčių toj pačioj policijoje dirbti, bet jie neišlaiko fizinių normatyvų, nepraeina. O jūs tikriausiai gal daugiau irgi žinotės, kadrų trūksta tikriausiai ir vidaus reikalų. Taip, jeigu kaip tik vakar buvo policijos Angelų sargų diena, tai ten buvo aiškiai pasakyta 1400 pareigūnų. Ir plus negana to, kad aš į policiją atėjau 95 metais, tai pareigūnų buvo 17 000 su viršum, šiandien dienai yra 7 000 su trupučiu. Bet tai jūsų klausant iš tikrųjų gal ir abiejų, tai atrodo, kad žmonės patys kažkaip nenori gyventi sveikiau. Ar jos čia galima taip priversti, ar čia tikrai valstybė yra kalta dėl to, kad žmogus nesirūpina pats savo sveikata? Ne, kaip jis gali rūpintis, jeigu nėra, mano vaikas dar vienas yra mokyklinio ugdymo, ten nėra pakankamai tų būrelių, nėra užtikrinta jokios popamokinės veiklos. Ir viskas remiasi į tai, kad visi būreliai yra mokami, vaiko pinigai yra skiriami šiandien dienai 100 eurų ir tėvai turi užtikrinti, kai vienas būrelis. Tai jūsų programoje yra, kad būtų popamokiniai būreliai nemokami? Ne, didinti, skirti papildomas lėšas popamokiniam visam ugdymui, vaiko pinigus padidinti iki 300, kad tėvai išgalėtų bent jau užtikrinti, nes o ypač, kaip ir sakau, vieni reikalavimai yra privačiom mokyklom, kiti yra kitom švietimo įstaigom. Galiu repliką. Trumpai, nes mes iš tikrųjų perspėsiu, kad laiko daug neturime, tai bandykim glaustai. Yra žmogus, yra sistema. Valstybė ir žmogus, taip? Dabar valstybė formuoja biudžetą. Renkas iš žmonių biudžetą ir suformuoja sveikatos apsaugos biudžetas 3 milijardai eurų. Dabar 98% biudžeto yra skiriama gydymui, asmens sveikatos priežiūrai. Visuomenės sveikata, oficialūs visiškai duomenys, yra skiriami tik 2%, dabar biškai daugiau negu 2%. Tai va šitie visi salės, vaikų mityba, sveika mokykla ir visą kitą 2%, ką galima už tą padaryti? Tai sakau, mes Seime ir būtent reikia keisti šitą situaciją. Aš jeigu eisiu į Seimą, pagrindinis tikslas mano - atskirti gydymą, biudžetinė eilutė medicininės paslaugų turėtų būti iš vieno biudžeto skirimo. Vienas biudžetas, 100% gydymui. Ir 100% kitas visai biudžetas turėtų būti skirimas sveikatos tausojimui ir stiprinimui. O dabar, kada viskas eina į vieną katilą, ir jeigu žmogus serga, jeigu jam vėžys, tai aišku, jam reiškia viską atiduoti. Ir niekas nekalba tada apie sveiką mitybą, net reikia tą žmogų gelbėti. Ir jeigu biudžetai būtų atskirti, visai kitokia situacija būtų. Gerai, tai tęskim tikrai, čia mes jau kalbam apie biudžetus, apie pinigus ir iš tikrųjų yra dar viena labai svarbi tema, tai yra žmonių atlyginimai, tai yra socialinės išmokos, pensijos, minimali alga, neapmokestinami minimumai. Tai gal galėtumėt tada trumpai pristatyti, ką jūsų partija mato šioje srityje, kokie turėtų kaip keistis ar nesikeisti mokesčiai, algos ir kitos socialinės garantijos. Šiaip esam numatę, tik dabar, kad nesuklysit su tais skaičiais. Realiai naujų mokesčių tikrai nereikia, reikia tik paprasčiausiai peržiūrėti tą esančią mokestinę sistemą, viską išdiskutuoti. Tai tų lėšų yra pakankamai, to labiau, kad netgi dabartiniai valdantieji pastoviai teikia, gyvenimas gerėja. Tai kam kažką tai perdarinėti, jeigu pastoviai valstybė vis gyvenam geriau ir geriau, kai pasiklausai, tai ten tų pinigų yra, tik tai jie matyt panaudojami neefektyviai yra. Ir kas liečia pajamas, tai reikėtų tiek, kaip ir minėjau, didinti vaiko pinigus iki 300 eurų, po mokykliniam ugdymui skirti po 100 eurų šeimom. Girdėjom, dar papildomai. Taip, esmė tame, kad darbo užmokestį didinti. Tikrai šiandien dieną apie 70% Lietuvos piliečių uždirba 1000 su trupučiu eurų į rankas. O kaip jūs skatinsit, pavyzdžiui, verslą didinti darbo užmokestį? Taip, o kaip šiandien dieną yra keliama minimali alga?
Mechaniškai. Jinai mechaniškai pagal indeksavimą. Tai kuo didesnis, tinkamai įgyvendinus visas tas mokestinius pradėtas reformas, tinkamai valdant tos pinigus, aš manau, manomas padidinti ir tą biudžetą, ir pakelti tas algas ir visą kitą. Mes nesame išimtis, kitos valstybės tai sugeba. Aš manau, kad tai... Kokias valstybės jūs lygiotumėtės? Nu, taip plačiai jau aš ir neatsakysiu, kokias valstybės lygiotumės, bet mes esam dugne Europos Sąjungos. Jeigu tai paim pagal darbo užmokestį, pagal socialinės visas išmokas, pagal viską atsiliekam. Tai, o esam pilnaverčiai Europos Sąjungos nariai. Nu, kalbant apie šitą klausimą, reikia daugiausia tikriausiai atkreipti dėmesio pačiai jautriausiai tokiai visuomenės daliai. Tai yra senioram ir pensininkam. Lietuvoje labai demografinė situacija darosi tokia gana sudėtinga. 30 metais jau bus trečdalis visos Lietuvos populiacijos 65+. Žmonės labai greitai sensta. Ir jie labai jautrus. Dabar pensininkai gauna mažiausias pensijas. Praktiškai iš viso, man atrodo, tik bulgarai gauna dar mažesnės negu Lietuvoje. Dabar taikos koalicija, jinai savo programinės yra įrašiusi, kad Sodra yra surinkusi ir turi jau surinkusi daugiau lėšų, apie 3 milijardus eurų, daugiau negu 3 milijardus. Sukauptas rezervas, kuris visiškai nenaudojamas. Taip. Ir tai yra pinigai, kurie paskolinti iš esmės iš tų žmonių, kurie uždirba, iš pensininkų tie pinigai paimti. Tai taikos koalicija sako, kad jeigu jinai ateis į valdžią, tai jie pirmiausia išdalins tą rezervą. Kiekvienam pensininkai po 3 000 eurų į rankas. Tai reiškia, iš karto per vienus metus visą ateitį nubrauksit. Taip, čia nebūtų ateitis. Dabar tai rezervas yra, kad... Rezervas ne vien tik tai Sodroje. Esant kažkokiam galbūt ekonomikos kataklizmam ateityje, kad būtų kažkokia pagalbė, tai tas rezervas... Šitos pasakos, tos pagalbės, tankai, kurios perka ten popsus visokius iš tos Sodros pinigų ir taip toliau, mes jau girdėjom. Yra tokia galimybė ir tą galima padaryti. Bet ar jūs asmeniškai taip gyvenate, kad neturite jokių santaupų, reiškia, ir nežiūrite į priekį? O valstybė siūlo apgyventi... Asmeniškai turiu, bet aš galvoju, kad valstybė ne vien tik tai į Sodros, reiškia, turi rezervą ir kitos galimybės, kurios galėtų būti išnaudotos. O čia yra pinigai, kurie paimti iš pačios silpniausios žmonių grupės. Iš esmės, iš Sodros. Ne, tai iš dirbančių Sodra išdirba, ne iš silpniausios, iš tų pajėgių paimta. Jie yra pinigai tiksliniai. Ir jie turėtų būti panduoti socialiniam reikmėm. Bet man tai kažkaip skamba labai populizmas. Ateisiu 3 milijardus, išdalinsiu visiems po lygiai. Tai užrašyta programoje. Ir aš atstovauju šitai koalicijai. Ir aš pasakysiu dar daugiau. Yra parašyta, kad dar pakels pensijas 40%. Iš to pačio Sodros rezervo. Tai yra didžiulės galimybės, kurios yra nutylėtos valdančiųjų. O kodėl, jūsų manim, kodėl taip yra daroma? Nu, čia reikia konservatorių paklausti, tie, kurie valdo. Ir jūs kitą kartą studijų turėsit konservatorių, jam užduokit šitą klausimą ir jis jums atsakys. Supratau, gerai. Gaila, kad mes negalim turėti studijų visų iš karto. Tai būtų įdomu. Bet aš manau, kad antram ture mes turėsim diskusijų daugiau, kur ten. Gerai, tai tęsiant iš tikrųjų dar grįžtant prie Klaipėdos, kadangi mes vis tiek esam klaipėdiečiai ir panašiai, tai tikriausiai viena opiausių problemų tai yra klaipėdiečiam tikriausiai kvapas, smarvės, sakykime, tas nepatogumas, diskomfortas, kai girdim, matom skundus, negali žmonės miegoti, atidaryti langų ir tas klausimas, reiškia, sprendžiamas metų metus, rinkimai ateina, šiek tiek suaktyvėja, bet kaip ir niekas nesikeičia. Ar turit kažkokių tai pasiūlymų, reiškia, kaip reikėtų tai spręsti, ką siūlo jūsų? Aš manau, reiktų griežčiau kontroliuoti tas įmonės, dėl kurių visą tai vyksta. Ir man pačiam, kai klaipėdiečių nesuvokiama, sugyvenęs ir Jūrininkų prospekte, kaip jūs sakot, langų neatidarydavo, tai buvo prieš 17 metų, praėjo 17 metų, niekas nepasikeitė. Tai šiaip viskas griežtinama aplinkoje, apart nesutvarkomas vienas paslaugos tiekėjas, kuris kažką daro netinkamai. Mes ne vienintelė valstybė, kurie turim valymo įrengimus, dar kažką tai. Kitose valstybėse nemanau, kad iki tokio lygio yra problemas. Paprasčiausiai griežtinti kontrolę. Imtis veiksmų, kad būtų užtikrinta
Na, manot, kad Seimo nariam tai yra Seimo narių darbas, ar čia kaip tą priversti ir kaip tai jūs galėtumėt, sakykime, ne, tai kontroliuojančias institucijas? Esmė tame, tai yra tam atsakingos institucijos, tai kai Seimo narys, aš įsivaizduoju, gali irgi teikti užklausimus, aiškintis, gilintis į žmonių problemas, važiuoti, ieškoti, kodėl nėra tai tvarkoma. Aš taip įsivaizduoju, kad vis vien yra atsakingos institucijos, kurios aiškintis priežastis, kodėl neatlieka savo funkcijų. Tai imtumėtės? Tai tikrai imčiaus, aš ir savo programai rašiau, kad viena iš nuostatų, kad yra būtent spręsti šitą problemą, nes tai yra tikrai, aš kaip sakau, pats Klaipėdoje nuo 2000 metų nesu grynas klaipėdietis ir kiek gyvenu Klaipėdoje, tiek tą problemą ir girdžiu, kad vis tęsiasi ir negali būti iki begalybės, kažkas turi imtis. Gal jūs turite radikalesnių priemonių? Aš galiu pasakyti, kad Lietuvoje pakanka įstatymų, visuomenės sveikatos įstatymų, yra gamtos apsaugos ministerija, yra įstatymai, iš esmės reikia tik to įstatymų laikytis. Jūs aplinkos ministeriją turite minėti? Aplinkos ministerija, taip. Reikia tik tai tų įstatymų laikytis ir daryti, reikia nemeluoti, nevogti ir korupciją sustabdyti, kuri yra. Ir viskas įsilyginti. Na, jūs įtarėt, kad čia smirda dėl to, kad kažkas vagia? Įtariu dėl to, nes grigėjo tas visas konfliktas, kuris buvo per praeitus rinkimus. Ligita net į Seimą pakliuvo per šitą visą. Ar tai pasitaisė tą situaciją? Šiek tiek trupučiuką patvarkyta, tokia kosmetika, bet iš esmės niekas nespręsta. Kontrolė nebevykdoma, ką aš atsakau, griežtesnė. Jūs turite duomenų, kad ir toliau marios yra teršiamos? Šiuo momentu aš nepasiruošęs atsakyti šitą, kad aš įtariu, kad taip yra. Bet aš nesiruošiu kol kas įrodinėti, nes Ligita įrodinėjo, įstatymus buvo net grupė sudaryta visuomeninė, kuri tyrė šitos visus reikalus ir įrodė, kad taip yra. Bet visiems ir toliau šitas tarša visą tą vyksta, o nevyksta dėl to, kad nėra būtent prižiūrėjimo, nėra Seimo kontrolės. Turėtų būti, kaip tik Seimas turėtų kontroliuoti. Tai ką reikia? Reikia įkurti specialią grupę Klaipėdos Smarvėje? Aš nežinau, tikriausiai yra tokia grupė įkurta ir jinai dirba, bet jinai turi dirbti. Jin turi būti neformali. Nereikia meluoti, reikia ką pasakyti, tą padaryti. Savo funkcijas, aš dar sakau, kontrolė, dar kart kontrolė. Tai ką, mūsų laikas tikrai bėga ir norėtųsi, kaip sakant, toj politiniai kovoji, kad tikriausiai vienas kitam oponentui, reiškia, turit kažkokių tai pastebėjimų dėl partijų, dėl programų ar dėl veiklos, tai gal pateikite klausimai, kurį čia dabar tikriausiai išgirstumėm atsakymą. Žmonės. Pirmiausia, tai aš labai noriu pritarti regiono partijai, kaip sakant, nors aš dirbau Klaipėdai, bet dabar gyvenu regione, prie platelių ir labai gerai jaučiu, jo labiau Žemaičių partija tokia labai gimininga regionų problemai ir tikrai palaikau kolegą ir visą kitą. O jeigu kalbėti apie Klaipėdą ir kažką paklausti, tai toks labai elementarus klausimas, ko daugiausiai reikia klaipėdiečiui? Ką jūs padarytumėt, kad Klaipėdai žmonės pasijaustų geriau, kai gyventų jiems, kad būtų geriau? Aš manau, kad kaip ir visiems šalies piliečiam, kad jie pasijustų ekonomiškai, politiškai, socialiai geriau, jie turi gauti tinkamas visas paslaugas, kad būtų prieinamos visos paslaugos vienodai. Aš manau, kad tai garantuotų ir pačių šalies piliečių saugumą, gerovę. Jeigu būtų užtikrintos elementarios paslaugos, kaip ir minėjau, pats gyvenu žiediniai savivaldybei, elementariai neturi mokyklų, nėra gydymo įstaigų. 20 000 gyventojų, tai yra seniūnija didesnė negu Šilutės miestas, neturim nieko. Tai kuo tie žmonės prastesni už kitus šalies piliečius. Aš manau, kad būtent... Bet gal tie patys žmonės yra kalti, kad keliasi gyventi ten, kur nėra nieko, gal reikia gyventi ten, kur yra sukurta infrastruktūra. Bet tai, supranta, tai tada bus ribojamos jų teisės. Kiekvienas žmogus gali pasirinkti, kur jam gyventi. Žmogus ir... Tai aš klausiu, kodėl nesirenkama ten gyventi. Ne, tai žmonės išeidami gyventi į tą žiedinę savivaldybę tikisi, kad jie gaus
tinkamas ir paslaugas. Jie moka tokius pat mokesčius kaip visi. Jie privalo tai gauti, tik tai turi būti tam politinės valios, kaip aš sakau, dabar statomas mokykla, kurioje bus 550 vietų, kai šiandien dienos poreikis yra 2000 vietų mokinių. 2000 mokinių. Einat į Seimą, kad statyt mokyklas. Ir ne tik, kad aplamai užtikrinti visiems vienodai prieinamas socialinės paslaugas, visas paslaugas. Gerai, tai jūsų klausimas atsaka taip pat oponentų. Jūs, kaip minėjot, jau buvot Seime, ar, sakykime, dabar eidamas į šitą Seimą vėl dirbsi tik sveikatos srityje, ar dar ir yra numatyta, kad ir daugiau kažką? Ne, aš norėčiau sveikatą, aš galvoju, kad taip, sveikata yra pats brangiausias žmogui turtas. Iš esmės, sveikata tai yra kaip ir tai esmė. Jeigu nėra sveikatos, nėra nieko. Jeigu žmonės sveiki, jie laimingi ir darbštus ir visko yra ir gerovės ir ko nori. Tai man atrodo, kad būtent tas sveikatos tausojimo ir stiprinimo, ta visa sritis, jinai kol kas nesivysto. Reikia būtent ją aktyvinti. Tie 2 procentai vargani, kurie yra, čia yra gėda Lietuvos biudžetas. Jis turėtų keistis. Ir aš, jeigu eisiu į Seimą, aš vėl bandysiu organizuoti vėl sveikatos tausojimo ir stiprinimo pakomitetį ir bandysiu vėl žmonėms aiškinti, kad jų sveikata yra brangiausias turtas ir kad jie patys gali tą sveikatą savo išsaugoti, jeigu jie turės pakankamai sąmoningumo ir suvoks šitą visą situaciją. Aš suprantu, kad tokius dalykus padaryti vienam yra sunku ir jūs jaučiat, kad turit, nežinau, aišku, partijos gal palaikoma, bet gal ir kitose partijose kažkas tai matot, kad tas poreikis yra, ar čia būsit vienas toksai karys? Aš tikrai ne vienas karys ir jeigu jūs pasižiūrėsit net Vakarų Ekspresą, atsiverskite ir pasižiūrėkit. Kartais paskaitau, net parašau kartais tenai. Ja, apie mitybą, apie sveiką mitybą, apie judėjimą, apie vyresnių žmonių sveikatą. Vienas paskui, reiškia, auga, šitas susidomėjimas didėja. Veikite bet kurį knygą. Ir pažiūrėkit, jau yra sveikos gyvensenos, ne tai, kad pavienės knygos, bet yra jau skyriai visi, kiek yra prirašyta knygų. Reiškia, žmonės domisi, jie supranta, kad ne vien tik tai ten penicilinas, skalpelis ir tabletė žmogų gydo, bet žmogų gali gydyti požiūris. Gali būti suvokimas ir man atrodo šitas yra labai svarbus dalykas. Čia sveikatos kultūros ir sveikatos politikos. Ir sveikatos politika aplamai viena iš naujausių tokių politikos sričių, kuri labai aktyviai veržiasi į visą politiką. Na ką, mes jau priartėjom prie pabaigos, tai tikriausiai dar turim po gerą pusę minutės, kad jūs kreiptumėtės tiesiai į mūsų žiūrovus ir pasakytumėte, kodėl būtent už jūsų partiją spalio 13 dieną reikia ateiti ir balsuoti arba nebalsuoti. Aš manau, kad pačia regionų partijos, kaip ir minėjau, tikslas yra ekonomiškai, politiškai ir socialiai stipri valstybė. Ir mes savo veikloje tikimės to pasiekti ir sumažinti atskirtį tarp regionų, visiems šalies piliečiam užtikrinti vienodas gyvenimo sąlygas, vienodą paslaugų kokybę. Ir manau, tai atsilieptų jų gerovė. Ir tikrai nereikėtų važiuoti to geresnio gyvenimo ieškoti, nes mes nepalėtėme migracijos temos. Pažiūrėkit, kiek išvykę iš šalies gyventojų ir manau, kad tikslas juos susigrąžinti mums nereikia imigrantų, mums reikia susigrąžinti savo šalies piliečius. O jeigu mes neužtikrinsim kiekvienam Lietuvos kampelį šitos pakankamai prieinamų tų kokybiškų gyvenimo sąlygų, tai irgi neįgyvendinama. Ačiū, aišku. Jūsų? Aš turiu tokius 3 tikslus, dėl ko einu antrą kartą į Seimą. Ir galvoju, kad tai labai svarbus dalykai, pamatiniai dalykai aplamai šiam laikmetį visiems žmonėms. Tai pirmas dalykas, kaip minėjau, tai yra taika. Antras dalykas, tai taika kūne sveikata. Ir trečias dalykas, kuris pats svarbiausias, tai yra sąmoningumas. Sąmoningumas tai yra susivokimas laike ir erdvėje. Sąmoningumas turi būti ugdomas visoje mūsų švietimo sistemoje. Dabar mūsų švietimo sistema, jinai pasisuko nuo sąmoningumo ugdymo į darbinių įgūdžių ugdymą, į kompetencijų vystymą ir visą kitą. Žinoma, reikia ir vairuotojų, reikia ir matematikų, reikia ir fizikų, bet reikia žmonių, kurie suvoktų,
suvoktų, išmoktų mąstyti, suprastų ir visą kitą. Dėl to Klaipėdai universitetas yra Dievo dovana. Ir iš esmės universitetas turėtų būti labai remiamas, turėtų būti labai tamprus ryšys tarp universiteto ir miesto. Ir universitetas turėtų ne tiek į darbinius įgūdžius būti pasuktas, darbinių įgūdžių ugdymą, bet būtent į sąmoningumą. Į žmonių suvokimą. Gerai, mes jau nebesiplėtokim, koks paskutinis žodis rinkėjams. Paskutinis žodis, būkite sveiki ir laimingi. Ramybės jums visiems. Taigi, ačiū jums visiems, taip pat prisijungiu prie šitų gerų linkėjimų. Aš priminsiu, kad Vakarų Ekspresas ir portalas VLT tęs diskusiją su potencialiais Seimo nariais, kandidatais. Noriu pasakyti, kad po šitos laidos jūs galite ir turite komentaruose parašyti, balsuoti, kurią iš šiandien dalyvavusių partijų jūs palaikote. Mes rezultatus apibendrinsime ir paskelbsime portale va.lt. Šiandien tiek, ačiū labai, žiūrėkite mūsų kitas laidas, pasirašykite mūsų kanale YouTube, taip pat Facebook, kitose platformose. Iki kito. Visam.